Ar žinai, kiek vidutiniškai moteris priauga menopauzės metu? Aš esu Rita, menopauzės wellness praktikė ir šiame video pasidalinsiu, ką reikia žinoti apie visceralinius riebalus. Vidutiniškai moteris priauga nuo 3 iki 5 kg menopauzėje. Vienas tyrimas parodė, kad premenopauzėje moters kūne yra tarp 5–8 procentų visceralinių riebalų. Postmenopauzėje tarp 15 ir 20 procentų. Visceraliniai riebalai didina širdies ir kraujagyslių ligų, antro tipo cukrinio diabeto riziką, didina blogojo cholesterolio kiekį, insulino rezistenciją ir pažinimo sutrikimų riziką. Visceraliniai riebalai taip pat išskiria baltymus, kurie didina uždegiminius procesus organizme. Tad kas galėtų padėti mažinti visceralinių riebalų riziką? Tad pirmiausia, mityba. Mityba, kuri mažintų uždegiminius procesus organizme. Pakankamas kiekis baltymų. Mažinti pridėtinio cukraus vartojimą. Miego kokybė. Tyrimai rodo, kad prasta miego kokybė turi įtakos visceralinių riebalų didėjimui. Streso valdymas, nes aukštas kortizolio kiekis didina uždegiminius procesus organizme ir didina visceralinių riebalų kiekį. Fizinis aktyvumas. Tyrimai rodo, kad omega-3, skaidulos, probiotikai, agurklių aliejaus naudojimas tai gali padėti mažinti visceralinių riebalų kiekį. Ir paskutinis yra pakaitinė hormonų terapija. Studijos rodo, kad pakaitinė hormonų terapija padeda mažinti visceralinių riebalų kiekį. Tačiau noriu priminti, kad jūsų specialistas turi įvertinti, kad nauda būtų didesnė nei rizika. Jeigu buvo naudinga, pasidalink su kitais, o jei menopauzės tema tau šiuo metu yra aktuali, kviečiu pasekti.